visi, čia aš Lollipopas ir aš žaidžiu šiandien žaidimą. Nors čia mano pirmas video, nežinau kodėl aš sakiau, kad aš žaidžiu šiandien žaidimą. Bet žodžiu, aš šiandien žaidžiu žaidimą Balloons Tower Defense 5. Šiandien aš jau pasakiau pražadį 10 kartų. Wow, jau šviesą žodį. Nu, čia žaidimas, kur turi įveikti balionus, čia dėdamas tokias beždžionės visokias. Nu, tai čia ir jas gali tobulinti, kaip matot. Tai aš čia biškį pažaidžiu, matot, aš 37 ranką, bet čia nekreipti dėmesį, čia jau seniau. Nu ir aš 38 raundai iš 50. Nu, čia žaidžiu ant mepo, tokio šitą žaidimą galit tiesiog susirasti, pasisūti ant telefono ar dar ant kažkur ir galite žaisti per svetainę Ninja Kiwi. Va, matot, nu, jūs galite čia susikurti tą akauntą ir, nu, viskas tokio, čia fainai visai būna, bet, žodžiu, tiesiog dabar. Ir jeigu girdėsite pašalinių garsų, tai bus mano šuo. Turbūt tiek ir už tiek pasakai, žodžiu, ir dabar galim žaisti. Čia fainas žaidimas, tiesiog, kad pirmas video, tai noriu pasakyti, kad ačiū, jeigu žiūri šitą video, tiesiog pirmas video, kurį bandžiau padaryti jau kokias 10 savaičių, ne, žinau, 10 savaičių, vieną savaitę jau bandymai buvo, nepavyko visų, tai dabar su OBS bandžiau padaryti. Žodžiu, jeigu kalbėsim, tai apie OBS kalbėsim vėliau biškį. Bet tikrai ne dabar, nes kaip mažas žaidimas dabar. Čia įsitobulinęs jau daug aš šitą. Nu, čia aš žiūrėjau faina žaidimas. Man pavyzdžiui, nežinau ar jums faina, bet man tai labai faina, bet. Jeigu jums ne fainas, tai galite, kad ir šitą video net nežiūrėti. Nežinau, kodėl jūs galite pažiūrėti, jeigu čia mano pirmas video, aš žinau, kad ką sakau yra durna, bet žodžiu. Labiau žaidžiu greitai, dėl to, kad, nu, tiesiog, kad labai ilgai balionų tie. Viskas to. Kartą ir pažaidžiu, nes kai jau prasileidžiu, tai tada jau pasidarau. Žodžiu, čia dar, kaip čia, yra balionai skirtingi spalvų, nu, jeigu, pavyzdžiui, visus spalvų neišvardinsiu, nes neprisimenu vienai visų. Tai žodžiu, kad čia lengviausiai yra raudona, paskui mėlyna. Nu, žodžiu, kokia tokia spalva ir kuo greitesnis balionas ir kuo jis mažesnis, tuo tada jo jėga. Dar yra kamera balionai, kurios ne visi gali patekti tavo kameriai. Ir paskui dar yra Regen Balloons. Tai jeigu, pavyzdžiui, buvo mėlynas Regen Balloon ir jį pašauni vieną kartą, jisai tampa raudoną, tai laikais vėl tampa mėlyną. Tas strelytas. Tai dabar suprantat, Halloweenas turėtų šaudyti kaulų, bet šito dar nepadarė, tai gaunasi, kad strelytę šaudo. Tiesiog, sakau, kad greičiau fainiau žais. O, va, nuolinė yra ir kitus pamatysi dar vėliau, bet dar nesakysiu. Būtų fainai, kad pasirankinčiau, bet nežinau tiksliai dar. Nusipirkau, va. Čia panašiai. Čia pavanas. Tiesiog, jeigu toliau būna, tai tada jau iš viso.
nėra vandens. Nu, o paskui, jeigu pasimėsiu, padarysiu dar vieną metą. Ir paskui dar tokia... Šau, kaip sakyti. Antras raundas, 36. Matot, pasilevinau mortarą, tai dabar galiu čia geresnį pirktis dalyką, bet rankas tas pats, tiesiog va. Nežinau, prie kurio čia jis. Aš prie šito žodžiu. Šitas, tiesiog pasitobinau ir galiu toliau. Čia dėl to, kad šitas va su ugnim dabar yra. Matot, ką aš... Man tai fainiausia šitas pasidėti čia biškį gale, nes iš pradžių tai ten iš karto Va, matot, pamiršau nes. Va, jis dabar gali leisti šalį. Žodžiu, gali pinigų, gali, bet aš tada
veidrodį žiūriu. Žodžiu, čia va, kad Halloweenas, tai viskas taip. Čia gali žaisti drauge, bet nežaisiu, nes, nu, jau laiko nebebus čia. Šitą pamiršau. Čia galėjau greitus padarytis ir va, su šito galėjau juos greitai, bet aš neturiu jau tiek daug pinigų. Ai, nes aš neprisijungiu dar. O, ne. Nu, čia taip. Man reikėjo prisijungti žodžiu. Va, man šitą. Va, žiūrėk. Temple of Monkey God. Na, tas netoks įkėlė. Magas. Neptūnas ir šudukas. Ir dabar šitą pasižiūrėjau. Wow. Kas kur daryti? Mano mėgstamiausias statula. Pažiūrėkit, koks šitas va atrodo. Gerai, kur tas laivas va. Žodžiu, dabar nematau. Nu, kam taip ir baigsiu epizodą, žinot, trumpas visai toks, tai